Baigiamieji nuostatai. 150 straipsnis. Lietuvos Respublikos konstitucijos sudedamąja dalimi yra 1991 m. vasario 11 dienos konstitucinis įstatymas dėl Lietuvos valstybės, 1992 m. birželio 8 dienos konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietinės rytų sąjungas, 1992 m. spalio 25 dienos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos įsigaliojimo tvarkos, 2004 m. Liepos 14 dienos konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje. 151 straipsnis. Ši Lietuvos Respublikos konstitucija įsigalioja kitą dieną po referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo ir su sąlyga, jeigu referendume jai pritars daugiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos piliečių turinčių rinkimo teisę. 152 straipsnis. Šios konstitucijos ir jos atskirų nuostatų įsigaliojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos įsigaliojimo tvarkos, kuris priimamas referendumu kartu su šia Lietuvos Respublikos konstitucija. 153 straipsnis. Kai ši Lietuvos Respublikos konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 m. spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą gali pakeisti Lietuvos Respublikos konstitucijos nuostatas. 154 straipsnis. Referendumu priimta Lietuvos Respublikos konstitucija ir Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos įsigaliojimo tvarkos pasirašo ir ne vėliau kaip per 15 dienų skelbia Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas. 1992 m. lapkričio 6 diena Vilnius.